Senutė paklausė, ar nežinot kaulinio senio ant geležinio kalno. Visi paukščiai vienu balsu atsišaukė, nežinom. Vaikinas vėl padėkojo senutei už rūpestį ir iškeliavo tolyn. Beeidamas, bekeliaudamas per girias, per kalnus, priėjo trečią pirkelę. Joje rado sėdint senutį ir paklausė. Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno? Vaikeli, aš nežinau, bet duosiu tau patarimą. Tu nueik prie to ežero, kur matyti. Vidudienį ten atlėkė 12 gulbių maudytis. Kai jos nusimeta savo plunksnas, stoja tokios gražios ir skaičios mergelės, kad negali atsižiūrėti. Nuėjęs įsidėmėk, kur jauniausia plunksnas pasidės. Paimk jas ir tol neduok, kol ji pasakys, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Tik žiūrėk, vyriausios sergėkis, nepaimk jos plunksnų, nes iš tavęs atims ir dar išpers tau kailį. Padėkojo vaikinas senutei už gerą patarimą ir nuėjo.